Vilniaus Gabijos gimnazijoje vyko nacionalinis vaikų dailės darbų konkursas Piešiam 2014. Gausiai susirinkę finalininkai šventę pradėjo Lietuvos Respublikos himnu. Susirinkome į nacionalinio vaikų kūrybos dailės darbų konkurso Piešiam 2014 finalą. Konkurso tema – jūros pasakojimai. Konkurso organizatoriai – Dailės mokytojų asociacija, Kolorino Kids, Tallink, Raštinis biuro ir kompiuterinės technikos verslo dovanų prekybos bendrovė Biuro Pasaulis. Linkiu jums, kad šiandien visiems gerai pasisektų, gerų minčių, gerų idėjų piešiant, gražiai piešti. Tiesiog linkiu sėkmės. Aš taip pat labai žaviuosi, kad Biuro Pasaulis sugalvojo tokį konkursą organizuoti. Tai visada ta idėja yra labai svarbi. Labai džiugu, kad Lietuvoje yra dar žmonių puoselėjančių meną, nes iš tiesų toje pilkoje kasdienybėje taip mes tampame geresni, jausmingesni, kūrybiškesni. Gabijos gimnazijos moksleiviai meniniais pasirodymais pasveikino konkurso finalininkus. Piešimas lavina vaizduotę, piešdami žmonės geriau įsimena įvairius dalykus ir tiesiog dėl to kilo mintis organizuoti piešimo konkursą. Iš viso užsiregistravo 550 įvairių švietimo įstaigų, kurios dalyvavo konkurse. Ir tiesiog dabar yra finalas ir pažiūrėsim, kas piešia gražiausiai viso Lietuvai. Kiekvienos amžiaus grupės mokiniai gavo skirtingas užduotis. Patys mažiausieji, 5-6 metų vaikai, piešė auksinę žuvelę. Jų mėgstamiausia technika – spalvoti pieštukai, flomasteriai, akvareliai, kreideliais. Visuose piešinukuose dominavo auksinė žuvelė, kuri papuolė į žvejų tinklą. Antrosios amžiaus grupės vaikams 7-10 metų teko tema jūros išdaigos. Šioje grupėje dominavo mišri technika, labai dinamiška kompozicija. Trečioji amžiaus grupė 11-14 metų piešė tema atostogos prie jūros. Pagrindinės raiškos priemonės – guašas, akvarelė, pieštukai, mišria technika atlikti darbai. Ketvirtos amžiaus grupės mokiniai 15-18 metų piešė tema Keliaujam jūrą. Ypač skirtingos technikos, filosofiniai apmąstymai, netradicinė kompozicija. Pagrindiniai prizai yra kruizinės kelionės Tallink Ryga, Stokholmas Ryga, 4 asmenim kajutės. Čia pirmų vietų nugalėtojai, antrų vietų nugalėtojai gaus multipados prestižą, trečių vietų nugalėtojai irgi gaus kompiuterinės įrangos, kelios kompiuterinės dalėlės, dėklai visi konkurso dalyviai, visi 40 dalyviai bus apdovanoti specialiomis dovanomis Kolorino Kids. Tai yra piešimo reikmenų komplektai. Tikimės, kad konkursas jau ir dabar yra, matosi, kad yra įdomu ir tikrai bus tęsiamas ir bus dar ir antrą, ir trečią ir taip toliau. Nugalėtojas ar nugalėtoja, kas jie dar nežinau, kai paskelbsiu, visi sužinosime. Trečioje vietoje. Taip, trečioje vietoje. Emilija Česnagaitė, mokytoja Skaistė Kulbergienė, Kretingos mokytoja. Antroje vietoje Žilvinas Eglinskas, mokytoja Rasa Olkevičiūtė. Pirmoje grupėje, kuri piešė auksinę žuvelę, nugalėtojų tapo Bronius Vedaras, mokytoja Gražina Legeckienė. Trečiąją vietą iškovojo Emilija Jolantytė, mokytoja Laima Mieželienė. Vilniaus Lietuvos Žalgos
Ieva Visockytė, jos mokytoja Laima Mieželėnė. Kelionę Ryga, Stokholmas, Ryga vyksta Emilė Kleopatra Miežlaiškytė. Taigi, trečioje vietoje Emilija Kielaitė, mokytoja Rasa. Antroje vietoje Artur Bratovič, mokytoja Jelena Šekova, atminties mokykla. Nugalėjo Silvija Raudonytė, mokytoja Žuklės Žemės Saulės gimnazija. Trečioje vietoje su specialiais prizais Arūnė Vitvinskaitė, mokytoja Audra Mockuvienė, Vilniaus Gabijos gimnazija. Antrąją vietą pelniusi Aleksandra Zviščinska, mokytoja Audra Mockuvienė, Vilniaus Gabijos gimnazija. Į kruizą su kompanija išvyksta pirmąją vietą iškovojusi Laurita Kalpokaitė. Konkurso komisijos nariai Tadas Krajeras, Jūratė Paukštaitė, Danutė Kiminskienė, Aušra Benskutonienė, Larisa Lopatina, Ilona Pažalickytė, Julija Kaunienė, Rimantas Kisielius, Živilija Šemelevičienė.